Vienas ryškiausių mano vaikystės atsiminimų yra Hale-Bopp kometa ir kai jinai nušvietė Lietuvos dangų mano kaime, Švėkšnoje, kilo tokia masinė isterija, nes visi galvoja, kad atėjo pasaulio pabaiga ir čia ta kometa mūsų visus nuneš. Aš, būdama tuomet vaikas, nežinau, kiek jums tuomet buvo metų, labai bijojau, naktim nemiegojau ir dabar labai gailiuosi, kad nebuvo žmonių, kurie man tada paaiškintų, kad kometa jokio pavojaus apskritai nekėlė. Ir šiaip vėliau augdama supratau, kad idėja, jog mokslas yra sudėtingas, sausas, ten yra vien tik formulės ir visokie terminai, žodžiu, kosmosas yra melas. Aš manau, kad tai dėl to, žodžiu, kad visi galvoja, kad čia yra viskas labai sudėtinga, atsitiko taip, kad kiekvienas mokslas turi savo pseudomokslą. Geografija turi plokščios žemės ir tuščiavidurės žemės ar ant kažkokio vėžlio padėtos žemės teoretikus. Antropologai turi savo ječius, astrofizikai turi astrologiją, fizikai turi amžinojo variklio šalininkus, botanikai turi itin jautrius augalus, kurių emocijas galima net melo detektoriais fiksuoti. Archeologai turi senovinius astronautus ir jų neva mums paliktus kažkokius slaptus ženklus. Ir aišku, mano idėja yra, kad mokslas yra skirtas visiems. Tai nereiškia, kad kiekvienas turi būti mokslininkas, bet kiekvienas turi turėti teisę prieiti prie šaltinių, kur informacija yra pateikta jam suprantama kalba. Ir kiekvienas taip pat turi gebėti vertinti ir žinoti pagrindinius konceptus ir teorijas ir kritiškai vertinti jam pateiktą informaciją. Kas yra gana sudėtinga, nes daug paprasčiau yra galvoti, kad mūsų gyvenimą reguliuoja žvaigždžių išsidėstymas danguje ar kažkokie dėdės viskas sprendžiantis, o ne mes patys esame atsakingi. Tuo labiau, kad pseudomokslininkai dažnai pasakoja labai įdomias istorijas, o mokslininkai yra įsivaizduojami kaip kažkokie išminčiai Dramblio kaulo bokštuose, darantis tik dalykus, kurie jiems yra įdomus. Ir toks amžinas, žodžiu, nesusikalbėjimas vyksta. Blogo mokslo populiarinimo pavyzdys yra tai, kad, pavyzdžiui, prieš skiepus nukreiptas judėjimas dabar yra vadinamas daugiausiai žalos medicinai pridariusių per pastarąjį 100 metų, dėl jo grįžta įvairios jau seniai pamirštos gyvybei pavojingos ligos. O gero mokslo populiarinimo pavyzdys yra tai, kad žmonės žino, kada išgalvota istorija yra išgalvota ir jie supranta, kada jiems yra meluojama. Ir, pavyzdžiui, žino, kad pilnatis yra tik viena iš mėnulio fazių arba kad reliatyvumo teorija gali būti daug įdomesnė už horoskopus, jeigu ji yra tinkamai paaiškinama. Kita. Tam, kad suprastum mokslinį tyrimą, reikia ne tik paskaityti visas jo publikacijas, recenzentų išvadas, bet ir visokią susijusią medžiagą, nes mokslo tyrimas dažnai yra labai siauros apimties, apie kažkokį labai siaurą dalyką ir dar parašytas akademinė kalba, kuri tikrai yra ne visiems suprantama ir neturėtų būti visiems suprantama. Dėl to čia labai svarbus vaidmuo tenka mokslintojams, šitoks fainas žodis, mokslo populiarintojams, kurie sugeba suvirškinti informaciją ir pateikti ją kažkaip įdomiai plačiai visuomeniai. Ir mokslo populiarinimas iš tikrųjų gimdo herojus, kuriais užaugę nori būti vaikai. Ir vakaruose jau yra tokių rockstarų, kaip aš vadinu mokslo, tai yra, pavyzdžiui, Neil deGrasse Tyson, Bill Nye, Sam Harris, Richard Dawkins, Stephen Hawking. Na ir jų yra tikrai visa eilė, jie turi milijonus followerių visam pasauliu, prašo autografų gatvės ir tiesiog neįmanoma gauti jų yra interviu. Ir jie tarsi nuima etiketę nuo to mokslininko tokio kaip savy užsisklendusio, sėdinčio tam Dramblio kaulo bokšte ir, žodžiu, visi vaikai tokiais nori būti. Čia matosi Tesla. Matot, iškime. Žodžiu, tai, ką, pavyzdžiui, dabar išdarinėja vienas iš tų rockstarų, Elonas Muskas, yra absoliučiai neįtikėtina, nes jis perrašo ne tik technologijų istoriją, bet ir tai, kaip reikia save profesionaliai prominti, kaip reikia populiarinti veiklą, kurią tu užsiimi. Ar jis galėjo nesiųsti Teslos į kosmosą? Galėjo, bet ar nusiuntė? Taip, nes o kodėl ne? Ir nors Falcon Heavy launchas čia prieš kelias savaitės jau savaime buvo labai svarbus įvykis, bet iš tikrųjų jis susilaukė daug daugiau dėmesio vien dėl to, kad Elonas į kosmosą pakėlė mašiną.
Ir aišku, jis pakėlė ir savo akcijų vertę, savo įmonių SpaceX'o ir Teslos, bet valio jam už tai, nes vien dėl to, kad jis pakėlė savo maškę į kosmosą, apie jį sužinojo labai daug žmonių. Kita. Keliaudama po visokius mokslo centrus visada sutinku rockstarų, mokslintojų, jie nėra tokie garsus galbūt kaip Elonas Muskas ar prieš tai mano išvardinti žmonės kol kas. Ir vienas iš jų yra Stevenas Goldfarbas, jis dirba CERNe ir yra vienas pagrindinių CERNo atstovų ryšiams su visuomenė. Ir jam tenka tokia nelabai lengva užduotis, nes reikia populiarinti dalelių fiziką, kas yra fundamentinis mokslas, yra labai sudėtingas ir kaip žmonėms paprastai paaiškinti, kas yra tas Higgso bozonas ir kodėl jis yra svarbus. Ir būtent dėl to, kad dalelių fizika yra sunku paaiškinti, CERNas yra apipintas legendom. Turbūt visi esat girdėję CERNas versus juodosios skylės. Kai prieš keletą metų turėjo būti paleidžiamas didysis priešpriešinių srautų greitintuvas, LHC tiesiog, kažkas netaip suprato to greitintuvo veikimo principus ir paleido antį, kad CERNo mokslininkai yra kažkokie piktavaliai, jie atvers juodąją skylę ir mus visus sunaikins. Atrodė nieko tokio, parašė, pasiparinom ir viskas praeis. Bet taip nėra. Tiek Stevenas Goldfarbas, tiek daugybė kitų CERNe dirbančių mokslininkų turi eiti į teismo posėdžius ir aiškinti, nes CERNą paduoda į teismą, ir aiškinti žmonėms, kad prieš fizikos dėsnius nepapūsi ir kad viskas, ką daro CERNas, realiai yra pagal fizikos dėsnius, nes kitaip yra neįmanoma. O Stevenas Goldfarbas turi labai savo tokių išmoningų savo būdų, kaip tai padaryti, kaip žmonėms paaiškinti, kas yra ta dalelių fizika. Jis yra iš CERNo mokslininkų surinkęs bliuzo grupę. Jų lyriksai dažnai yra apie dalelių fiziką, labai paprastai. Ir šiaip jis kiekvieną dieną į požemius vedasi žmonės, į požemius tai yra 100 metrų ir daugiau po žeme, kur yra tie visi CERNo aparatai, ir aiškina žmonėms, kodėl tos gigantiškos struktūros, 1000 tonų sveriančios, yra statomos tam, kad užfiksuotų pasaulį, kurio mes kitais būdais niekaip nepamatytume, bet iš kurio mes esam sudaryti, kurio dalis mes esam, kuris mes esam tiksliau. Kita. Kai kam nors pasakau gravitacinės bangos, aš iš karto pamatau, kad aš netenku kontakto su to žmogum, bet tiesiog iš karto kažkur išskrenda, nes tai yra vienas sudėtingiausių modernaus mokslo konceptų. Kaip paaiškinti žmonėms, kodėl tai yra svarbu ir kodėl tai yra wow, kodėl buvo skirtas už jų detekciją Nobelis. Ir tuo užsiima Davidas Raicė, jis yra LIGO laboratorijos direktorius. LIGO laboratorija yra laboratorija, kurioje ir buvo užfiksuotos gravitacinės bangos ir kurios mokslininkai praėjusį rudenį gavo Nobelio fizikos premiją, valio jiems už tai. Ir jis man papasakoja, kad kai tapo LIGO direktorium, suprato, kad jau nieko čia nebus, reikia mokytis kažkaip kalbėti su žmonėm, tai jis bandė gravitacinių bangų konceptą paaiškinti savo mamai, kuri neturi jokio mokslinio backgroundo, ir kai jo mama jau suprato, kad tikrai čia yra wow atradimas ir Einšteinas buvo teisus, valio jam už tai, tik 100 metų mums užtruko, kad įrodytumėm jo aprašytas teorijas. Ir dabar jis prieš kiekvieną kažkokį paskelbimą, nes būtent ir jis praneša visuomeniai, kas įvyko, dirba su didelė komanda žmonių ir bando išgryninti tą savo pateikimą, kad neprarastų pašnekovų, kaip kol kas prarandu aš. Kita. Edvardas Stone'as meilės mokslui ir mokslo populiarinimo mokėsi iš savo draugelio Karlo Sagano, kurio mes biškelį vėliau paklausysim, nes o kaip kitaip. Ir jie kartu dirba prie tokios misijos Voyager. Ir kartu sugalvojo tokias porą avantūrų. Pirmoji buvo, kad Voyager turi 2 zondus, ar ne vienas. Voyager 1 dabar yra toliausiai nuo Žemės esantis žmonių kurtas aparatas, jau tarp žvaigždinė erdvė. Voyager 2 jau taip pat turėtų pasiekti kažkada tarp žvaigždinė erdvė. Ir žodžiu, jie ant abiejų aparatų užkabino tą vadinamąją auksinę plokštelę. Tai realiai yra įrašas su mūsų kaip žmonių civilizacijos žinutė nežemiškom civilizacijom. Ir kita avantūra buvo, jie apsuko Voyager 1 zondą
ir padarė Žemės selfie per 6 milijardus kilometrų, garsiąją nuotrauką The Pale Blue Dot, aš ją taip pat parodysiu. Ir abu šie dalykai neturėjo absoliučiai jokios mokslinės naudos, jie kainavo labai daug papildomų pinigų, vadinasi, reikėjo įtikinti NASA ir kartu kongresą, kad tų pinigų išskirtų ir daug visokių papildomų išteklių ir žmogiškų ir taip toliau, bet rezultatas yra tas, kad Voyager dabar yra labiausiai išpopuliarinta ir geriausiai atpažįstama kosmoso misija. O Edwardas Stone'as, jam dabar yra 82 metai, jis vis dar vadovauja misijai ir jis yra absoliutus rockstaras ir kai aš jį kalbinau, tiesiog žmogaus veidas pasikeičia, kai jisai pradeda kalbėti apie kosmosą ir apie Voyager ir ten, kad kažkur tarp žvaigždiniai erdvėjai skrieja, bet dabar reikės išjungti šiek tiek šviesą ir parodyti tą video ir parodyti pirmiau fotkę dar biškelę. Kitą. Tai išjungkit šviesą. Va. Tas širdute apvestas objektas yra Žemė per 6 milijardus kilometrų ir niekas turbūt geriau neįdėtų šito fakto į perspektyvą, kaip pats Karlas Saganas, tai dabar jo šiek tiek paklausysime. Is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged. Mes siūlau jį paguglinti, nes tokių žmonių dar iki šiol nebuvo, kurie sugebėtų va taip apie vieną fotkę su vienu pikseliu kažkur pasislėpusiu pakalbėti ir dar netgi knygą apie tai parašyti. Kitą prašome. Tai aš galvojau, ar man pasakot šitą istoriją su robotais ar nepasakot, bet galvoju, jau papasakosiu, ką čia padarysi. Žodžiu, mokslą populiarinti taip pat gali ne tik žmonės, bet ir robotai. Ir robotai nebūtinai yra tie, kurie mūsų darbus atims ar ten kažką mums blogo padarys, naudojami karo pramonė ir taip toliau. Jie gali būti naudojami tiesiog ir pramogai. Ir viena iš tokių pramogų yra robotų grupė Compressorhead, visai neseniai išleidusi albumą Rock'n'Rollas robotų. Ir, žodžiu, ten čia yra tokie draugeliai iš Berlyno, kurie man visai neseniai parašė prieš kelis mėnesius, sako, Goda, kas yra Egidijus Dragūnas, Selas. Nes pasirodo kvietė juos į savo koncertą Selas apšildyti. Ir, aš aišku papasakau, kas yra Selas, nusinčiau ten labai daug video visokių ir jo dabartinės kūrybos. Ir robotai atsisakė groti Selu, pasakė, kad jie homofobų, seksistų ir panašių veikėjų tikrai nesuportins. Tai aš nežinau, ar Selas žino, kodėl jis negavo robotų grupės, bet jūs niekam nesakysite, ar ne? Tai kitą jau galima. Tai va, čia daviau gerus pavyzdžius, kaip yra mokslas populiarinamas ir kaip reikia tą savo smalsumą sužadinti, o dabar kas vyksta Lietuvoje. Tai šitą į kabutes įdėjau ne be reikalo, o todėl, kad tai yra frazė, kurią Lietuvoje iš mokslininkų girdžiu tiesiog per dažnai. Kas yra labai labai keista, nuvažiavus į CERN, Europos kosmoso agentūrą ar NASA, net administratorės dega meilė ir nori papasakot man tikrai viską, kas įvyko per tos institucijos istoriją, o Lietuvoje aš girdžiu, kam tą daryti, neturiu laiko, nesąmonė, kam čia gaišti tą laiką ir, negalima, aišku, kaltinti mūsų mokslininkų, nes jie padarė daug nuostabių dalykų ir toliau daro ir mes turim tikrai puikių mokslininkų, aš kelis vėliau paminėsiu, bet tiesiog tai yra sistemos problema, kadangi kaip vakaruose mokslo populiarinimas vystėsi, mokslo populiarinimas, kokį mes jį suvokiam dabar ir tos asmenybės pradėjo pirmosios kilti, mes vis dar buvom Sovietų Sąjungos dalis, o sovietai turėjo vieną tiesą,
kuriai buvo visiškai nepakeliui su mokslu ir objektyvia realybė. Tai, o kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, visur buvo chaosas ir buvo tiesiog kitų prioritetų, todėl mokslas buvo šiek tiek nustumtas į šalį ir to rezultatas yra tas, kad mes vis dar apsimetam krepšinio šalim, nors jau seniai esam lazerių kraštas. Kita. Lietuvoje tas mokslo populiarimas būtent dėl tų mano išvardintų priežasčių yra toks labai nekūrybingas ir dažnai arogantiškas, maždaug kaip jūs galite čia kažko nežinoti, nesuprasti, taigi gėda ir dažnai užsibaigiantis pranešimais spaudai arba kažkokiais labai jau nekūrybingais taip pat bandymais išpopuliarinti savo pasiekimą. Ir aš nesakysiu pavadinimų ir vardų, bet čia iš tikrųjų yra stop kadras iš vieno video, kuris yra sukurtas tam, kad pristatytų vieną svarbiausių Lietuvos mokslo pasiekimų, už kurį ateityje yra prognozuojamas Nobelis. Ir iš tikrųjų, ta prasme, bėga mergaitė per laukus ir už kadro kažkoks balsas pasakoja, kodėl tas atradimas toks svarbus. Ir vis dar galvojama dabar, 21 amžiui, įsibėgėjus jau jam, kad tokie video yra okei. Kita. Taip, pasirodo, jeigu paskaitysit lietuvišką Wikipediją, tai taip pat yra buvę tik 3 mokslo populiarintojai visam pasauliu, 2 iš jų jau yra mirę. Sekantis. Vėl, nevardinsiu pavadinimais, bet taip atrodo tinklapis vieno labai gero instituto, kuriame dirba taip pat daug puikių žmonių ir jie daro gerą mokslą ir visokios susijusios veiklas, bet tai yra tai, kaip jie save pristato internete. Ir paskutinė normali naujiena, čia buvo gal kokiais 2012 metais įdėta, tai jūs įsivaizduojate, ateina žmogus, sužino, kad toks institutas yra, tai va, davai pažiūrėsiu, ką jisai daro. Ir pamato štai tokį dalyką, tai aš nežinau, ar kas nors iš jūsų norėtume diginti giliau ir žiūrėti, ar iš tikrųjų taip viskas yra tam institute. Dar kita. Taip, pseudomokslas ir tas nesusikalbėjimas tarp mokslininkų ir visuomenės, štai vienas iš rezultatų yra tas, kad Vilniaus centre dar visokie žiniuonis, kurie skelbėsi internete, kad gydo per atstumą, ligas pavojingas, turi savo ofisus. Aš negalėčiau turėti dar centre savo vardinį ofisą, bet žiniuonis jau gali. Tai kita. Bet yra ir gerų pavyzdžių. Vienas iš jų yra Rolandas Maskaliūnas, arba kai aš sakau tas balsas, su kuriuo turbūt video kaukų pasakėlėm iš Rūsio, Mokslo ekspresu, daugelis iš mūsų yra susipažinę arba bent jau atpažintų jo balsą. Ir Maskaliūnas iš tikrųjų yra lietuviškas Seiganas, jis mokslo yra padaręs labai daug ir vis dar toliau daro, jis dirba dabar Mokslo akademijoje ir bent organizuoja 2 festivalius, vienas iš jų yra Erdvėlaivis Žemė, kurie šiek tiek taip pat papasakosiu, ir Tyrėjų naktis. Žodžiu, pasekit Rolandą, jis užsiima ir visokių populiarių knygų leidimu, tai žodžiu, kita. Taip pat yra dar ir Vladas Lašas, kuris pats turėdamas mokslinį išsilavinimą yra puikus ir labai sumanus verslininkas ir kartu kitiem Lietuvos verslininkam parodo, kad babkę kalti, aš taip paprastai pasakysiu, galima ir investuojant į kosmosą ir inovatyves technologijas, ir kartu Lašas suportina jaunus žmonės, jų iniciatyvas, ką jie daro, ir kartais net neprašytas, tiesiog sako, man patinka, ką tu darai, aš tau duosiu eurų. Tai va. Jau kovo 1 dieną, tai čia kitą savaitę, Vilniuje vyks prasidės, jau bus pristatytas festivalis Kosmika, tai yra Tarptautinės astronautų federacijos dalis, festivalis, kuriame yra jungiamas mokslas kartu ir menas, ir kovo 1 dieną bus pristatymas to festivalio ir mūsų tinklalapio Techo gimtadienis. Man atrodo, turėjo būti slaidas apie Techo, jis kažkur dingo, ar ne? O gali kitą parodyti, koks ten buvo? Ai, tai žodžiu, dar tada atgal grįžta. Sorry. Techo yra, jeigu kam yra įdomu mokslo naujienas, tai mes su tokia draugė Ilona prieš kiek daugiau negu metus, sėdėdamas vienam Vilniaus bufete, nutarėm, kad reikia kažkaip suvienyti žmonės, kurie užsiima mokslu ir mokslo populiarinimu, ir padaryti tokią tarsi mokslo imperiją. Ir aišku, imperija paprasčiausiai yra pradėti nuo internetinio puslapio ir atsirado tai puslapis Techo.lt.
viršui matosi, kaip rašosi. Ir dabar jau šiek tiek praėjus daugiau negu metams turim 25 rašytojų redakcijų, tarp kurių yra mokslininkai, istorikai, psichoterapeutai, žurnalistai ir visokie šiaip entuziastai, mokslinės, pavyzdžiui, fantastikos, kurie nori papasakot plačiai visuomeniai, paprastai ir suprantamai, kodėl tai yra svarbu. Ir vat mes švęsim gimtadienį. Ir apie kosmiką grįžtant, šitas bičas besišypsantis yra Nahum Mantra, kuris yra sugalvojęs šitą kosmikos konceptą. Jis dirba Tarptautinėje astronautikos federacijoje ir kitą savaitę, jeigu ateisit į renginį, galit paklausyti, kaip jisai papasakos. Ir, žodžiu, dabar bus keli renginiai iki vasaros, o rudenį jau bus didelis festivalis su daug kosmoso, daug meno, kino, muzikos ir taip toliau. Žodžiu, išbandysim naują konceptą, o jūs paskui galėsite duoti feedbacką ir pasakyti, ar jums patiko. Kitą jau galima. Dar yra toks dalykas kaip kosmonautų pusryčiai. Mokslo kavinių principų daromas renginys, labai neįpareigojantis, kai ateini prie kavutės, po darbo gali pasėdėti ir pasiklausyti, kaip apie kažkokią temą kalba kompetencijos turintis asmuo. Tai mes turėjom pasijungimų iš CERNo, iš Europos kosmoso agentūros, buvo ir pats Rolandas Maskaliūnas, vakar buvo apie kosmodromus, mokėmės apie raketas ir žiūrėjom, kaip raketos su astronautais skyla į Tarptautinę kosminę stotį. Toliau. Dar kelios iniciatyvos. Tai pirmoji yra Robotiada. Kovo 3 dieną, taip pat kitą savaitę vyks ir jau antrus metus yra stiprinama Robotiados diskusijų erdvė. Praeitais metais atsivežėm CERNo ir Europos kosmoso agentūros mokslininkus, o šiemet atsivešim Joną Žmuidziną, kuris yra lietuvių kilmės astrofizikos rockstaras, dirbęs ir tebedirbantis NASOje, buvęs NASO's JPL vyriausias technologas, Kalifornijos technologijų instituto profesorius, dėstantis Richardo Feynmano auditoriją. Richardas Feynmanas yra dar viena žvaigždė, labai irgi galit paguglinti. Ir jis atvažiuoja į Lietuvą papasakoti apie robotus ir dirbtinį intelektą ir jis atsakys į klausimą, ar tie robotai paims mūsų darbus ar nepaims. Tai jeigu norit sužinoti, galite ateiti. Taip pat yra erdvėlaivis Žemė, šiemet vykstantis rugsėjo mėnesį, kaip ir kiekvienais metais, bet vykstantis jau 15 kartą, jį daro Rolandas Maskaliūnas su Mokslo akademija. Kartais prisidedu ir aš, tai jeigu jums yra įdomu, kas vyksta toj mokslo arenoj, erdvėlaivis Žemė turi apie 300 renginių kiekvienais metais, tai tikrai kiekvienas gali surasti, pažiūrėti, kas vyksta įdomiai. Aš dar dirbu LRT ir tada per visus galus stengiuosi taip pat pušint mokslą. Ir mano nuostabai kolegos labai gerai tai priima ir leidžia vis kartais savo, kaip sakant, užmesti meškerių į auditoriją. Ir taip pat neseniai pradėjau dirbti Fizinių ir technologijos mokslų centre, kur pakvietė mane populiarinti jų veiklą. Tai Fizinių ir technologijos mokslų centras yra didžiausias mokslo centras Lietuvoje. Tai jeigu norit sužinoti, ką tie mokslininkai veikia iš tikrųjų, galite užeiti į jų tinklapį, aš ten vis pamėtysiu kažkokių interviu, o jeigu turėsit irgi feedbacko, tai visada labai lauksiu. Kita. Tai va, kodėl aš šitą paskaitą pavadinau radikalus smalsumas. Šitą terminą įvedė Bill Nye, kurį čia matote nuotraukoje. Šiaip aš jį pavadinau Bill Radical, nes jo naujoje knygoje pavadinime yra Radical Curiosity. Ir, žodžiu, pagal Bill Nye, jeigu žmogus kiekvieną dieną sužinos kažką naujo, būdamas smalsiu, gyvenimas visada bus įdomus. Ir, žodžiu, jeigu mes būsim atviri tam, kad kiekvienas mūsų sutiktas žmogus turi kažką pasakyti, ko mes nežinom, tai apskritai bus gyventi labai įdomu. Ir su ta linksma gaida aš užbaigsiu ir norėčiau pakviesti padiskutuoti. Jūs gal turit man kokių klausimų? Ne? Tyla? Nebus klausimų, nieko nenorit sužinoti apie Lietuvos mokslą? Ne. Jeigu jūs jau klausimų, ar tikrai neturi klausimų? O jūs gal galit pasakyti, ką jūs baigėt ir ką mokėtės, kad visų tas susidomėjimas toks visas? Nieko, diplomą susidomėjimu nieko bendro iš tikrųjų neturi. Ir aš noriu savo pavyzdžių parodyti, kad apskritai nesvarbu, ką baigėjai, ką dirbi, kad visada galim susidomėti ir visada galim pušinti savo idėją.
kuria tiki. Aš nebaigiau nieko susijusio su mokslu, tiesiog mane kažkaip visada kosmosas labai traukė ir aš ypač nežemiškos gyvybės idėja, kai aš sužinojau, kad, pavyzdžiui, kometos mums yra nelabai pavojingas ir aš neturėčiau bijoti bent jau ateinančius kelius šimtus metų. Tai va. Viskas, tik tiek. Aš labai nepatogi tyla. Taip. Kokie yra lietuvių mokslininkai, kuriais didžiuojatės kokie? Labai geras klausimas, puikus. Tai mano jau minėtas Rolandas Maskoliūnas, nes jis be viso ko dar yra ir mokslininkas, taip pat yra Sergejus Orlovas, fizikas, Kastytis Zubovas, astrofizikas ir vienintelis juodųjų skylių mokslininkas Lietuvoje yra Urtė Neniškytė, biochemikė, fizikė Simona Strasdaitė, Juozas Vaitkus, kurio dėka Lietuva dabar yra asocijuota jau CERNO nare ir toj tarptautiniai mokslo arenoje yra, kaip sakant, ant vienos pakilos su visom zvezdom. Tai čia būtų keli, kurie reiškia viešoje erdvėje ir kurios tikrai būtų galima pasiekti. Ir kurie kalba pakankamai suprantama kalba. Ar galima teikti šiai dienai, kad mokslo populiarinimas yra daugiau susijęs su tiksliųjų mokslo populiarinimu? Tikrai negalima šito teikti ir dėl to aš prieš tai kalbėdama šiek tiek paminėjau apie antropologiją ir ječius, kad ir tikslieji visi mokslai gali būti populiarinami, bet kažkodėl yra ta tokia stigma užsilikus, kad tik tikslieji mokslai yra mokslai, o humanitariniai tai yra nelabai, bet jie yra lygiai tokie pat mokslai ir juos lygiai taip pat reikia komunikuoti ir paaiškinti, debunkinti visokius ten mitus, kad žmonės suprastų, kas vyksta. Taip. Galėjot kokį soundtracką uždėti, nebūtų taip. Tai labai garsiai paplokime. Ačiū Jums. Ačiū.